Labas rytas. 2 dienas pabuvau bute, pailsėjau, nors nebuvau pavargęs, bet nuo lietaus, nes vakar tai lyja visą dieną baisiai. Lyja, vėjas, čia niekur nebūčiau pasislėpęs, ypač su hamaku. Nu ką, viskas, važiuoju vėl kažkur tai. Ne kažkur tai važiuoju, iš tikrųjų dabar pirmoje eilėje važiuoju iki depo. Reikia nusipirkti mikro USB kabelį, nes kompiuterio peliai pasikrauti. Vienintelis įtaisas, kur mikro USB naudoji, neturiu pasiėmę. Dujų reikia pasižiūrėti dar, nusipirkti dujų ir kaip daugiau nieko atrodo. Na ir važiuosiu kažkur tai link Ventspilio į tą pusę. Nu da čia pasiblaškysiu po tą Liepoją biškį. Iki Molo gal nuvažiuosiu į patį galą, neįsiu, bet taip biškį pasižiūrėsiu. Na ir viskas, palieku tą nuostabią vietą, nuostabų tą butą tokį jaukų, kaip namuose pabuvau. Ką, važiuoju, viskas. Oras šiandien toksai, nu, nėra šilta, 14-15, bet nors saulė šviečia dabar, bent jau rytą, bet paskui praneš biškį gali lietaus būti. Atmyniau depo, į prieš pat depo sankryžoj. Stovėjau ten ilgai, kol sulaukiau šviesofors, kol užsidegs. Ir ką veikti, maigau čia su rankom dviračia visokias čia aplinkui rėmelius. Į skambutis čia mano buvo. Čia kažką pradėjau maigyti, trakšti. Ir pasilika rankoj. Nesuprantu, nupuva turbūt. Nu tai gerai, tai nusipirkau jau, va, dabar depo kaip tik nusipirkau. Nes, nu, be skambučiai kažkokia nesąmonė. Važiuoju į priekį žmonės eina. Ir rėkia kaip durnelis. Ei, aš vilpinu. Čia išgirdo skambutį dviračio, iškart traukėsi iš šoną. Ypač da tokiuose miestuose, kur va prie jūros, pavyzdžiui, Palangoj, ten kur nors, va, nu kažkaip, nebūtinai, bet kur žmonės per pešiųjų takus vaikšto įsiskėtę. Tai reikia paskambinti, tuoj pat traukės, iškart išgirsti. Nu ką, nusipirkau skambutį tokie levaką, patį leviausią. Nusipirkau už 2 eurus kabeliuką, nusipirkau kavos į pavalgyti biškį. Tik dujų negavau čia, tai dujų reikės man, važiuosiu, mačiau ten toliau biškį pavažiavus ir senukui. Gal ne tokie dideli kaip mūsų, bet nu, pabandysiu tenai, daugiau nežinau. Gal pagalvosiu, kažkuris pagūglint, gal kokia parduotuvė yra. Ką dabar tik tais pavalgau, atsigeriu kavos, nes kavos negėriau. Taupiau savo kavą, nes tokį induką mažą turiu pasiėmęs. Tai ten tik tais tokiem atvejam, kai aš miške būnu, kad galėtų, kai nėra kur nusipirkti. Nes vežiuotis man didelę paketai labai yra prabanga didelė tokiuose mažuose tašėse. Atsigeriu, užvalgau, važiuoju, ieškoju dujų. Prasivažinėjau visą Liepoją beveik, dujų balioną ieškodams. Galų gale, po visokius prekybos centrus, padegalinės tenai, niekur nėra. Nu, galų gale, kur reikia pagūglinti parduotuvę kokią nors, turistinį inventoriaus. Radau. Tai kiek nuvažiavau, tiek grįžau beveik iki savo tos vietos nakvynės. Vėl atgal tai tokia parduotuvė. Čia Gandras. Nu, aš taip įsivaizduoju, kad čia Gandras yra gandras. Latviškai irgi lietuviškai. Nu va, gavau balionėlę. Tai va, dabar tą, kur turiu pusę ten ar kiek, tą reikia mest laukan, kad man vietas neužimtų. O tą naują pasiimsiu, kad tikrai turėčiau, nes kažkaip man nesinori. Jeigu naktį bus šalta, kad neturėsiu ko vandens užsišildyti ir pasikišti po kojom. Dėl maisto tai aš nepergyvenu, galiu šokoladą pavalgyti, bet be šilumos tai biški problematiška. Nu gerai, viskas, važiuosiu dabar iki Prokarostą, pasižiūrėsiu, ten toksai karinis buvęs miestelis, ten visokių, nu žodžiu, visokių nesąbalių pilna ten, griuvėsių visokių nuo antrą pasaulinę karą, nu gražu ten, kai kurios vietos visai fainos.
Važiavau čia į Karostą kalėjimus buvęs. Nu tai aš į jį neįsiu, ten yra muziejus kaip ir padaryt. Čia esu buvęs kažkada. Nes kiek važiuodavau į Liepoje pabūt, tai niekada neužeidavau, paskui sugalvojau, sakau, vieną kartą reikia nueit pasižiūrėti, kas ten gera viduj. Nu, buvau nuėjęs, pažiūrėjau. Jeigu mano nuomonės paklaustume, tai gaidys ten buvo. Bet vat įdomu, kas iš jūsų yra buvę, parašykit komentarą, patika, nepatika, nežinau, man tai ten filmuot viduj negali. Bent jau tada, prieš metus, kada aš buvau, negalėję pafotografuoti kažkur taip. Turiu, atrodo, fotkių kažkiek. Nu, pažiūrėsiu, jeigu rasiu, įmesiu kelias. Taip, nuotraukose gali gražiai atrodo. Kai pasižiūrėsiu, atrodo. Bet šiaip tai, nu, visų skoniai yra skirtingi. Gerai, aplankiau, parodžiau, kad toks daiktas yra čia Liepojoj. Ir ką, menu. Ta bažnyčia čia kokia gerulė, tu savo kokia iš išorės, nerealiai graži. Ne bažnyčia, čia cerkvė. Ta prasme, nu, tai irgi vidų nuėjau, pradėjau filmuoti, tuoj bobutės prie negali filmuoti, čia kažko jau užsislaipstinę, nei muziejų negali filmuoti, nei bažnyčių, cerkvių negali filmuoti, ką jie čia bijo, aš nesuprantu. Aišku, viduj tai ten tokia šiaip sau gali pasakyti, tu prikabinta tų ikonų, o šiaip tai iš išorės tai įspūdinga, tikrai. Irgi nebuvau buvęs, iš išorės buvau matęs, viduj nebuvau buvęs, tai dabar pasižiūrėjau. Nu. Pabuvau Liepojoj, aplankiau griuvėsius tuos visus, tai va čia jie visi sužymėti yra, va. Zemėlų Fors, tasai. Žodžiu, čia jie visi susidėstę palei nuo molą. Čia visur. O aš nakvojau, o čia Liepajės ežeras yra. O aš Ezerkrast, kur yra. Tai aš va čia kažkur va nakvojau. Va čia grinai va prie to. Tam bute, kur buvau išsinuomavęs. Tai va grinai Ezerkraste nakvojau. Viskas, pabuvau čia,
jau taip, jau nebežinau, pirmą, dvi gal jau. Viskas, minu. Dabar link Ventspilę. Dabar išvažiuosiu į Plentą, nuo jūros dabar nutolsiu normaliai. Dabar važiuosiu link Ventspilę. Ir kai priartėsiu prie jūros, ten koks gal bus už 5 kilų gal turbūt, įsivaizduoju taip. Tada kažkur ten galvosiu, kur įsikurti nakvynę, nes tikrai iki Ventspilę nevažiuosiu, man jau ten net nėra ką man veikti taip anksti. Ta prasme, nėra ką man ko taip spausti ir važiuoti greitai, tai nuvažiuosiu rytoj gal. Na dabar į Plentą nuobodus kelias bus. Tik mint, svarbu, kad vėjas būtų panašiai biški ne visai iš priekio, o iš kažkur tai būtų gerai. Na į viskas, tai mano. Ai, va čia kažkur turėtų būti, va. Aha, tai va. Dabar čia Liepaja, čia Ventspilis. Tai aš kažkaip galvoju, kažkur čia prie Pavilostos, kažkur va čia, gal va čia kažkur pernakvoti. Ten pas juos irgi pajūrytų draustinių pilna, ten važiuoju, žiūriu tasai ąžuolo laps. Reiškia kažkoks tai draustinis tenai. Bet dabar turiu programėlę tokia, tai ta prasme žemėlapis ten toks yra, kur sužymėti visur grinai, ten tokie, kur regioninis parks, kur dar kažkoks, kur draustinis grinai. Nu draustinį tai nesinorėtų ten nakvoti, tada ten gali biškai užsitraukti nemalonę kokią nors nuo gamtosaugininkų. Tai geriau biškai pasisaugoti. Be to, reikia nešti greičiau kudašius čia, nes va ten, nu gal nesimata, bet žodžiu, šiaip tai iš tos pusės atein lietaus. Iš ten Liepojoj, ten po pietų turės pradėti lyti. Kuo toliau nuvažiuosiu, tuo man vėliau pradės lyti. Atmyniau iki Pavilostą miestelę. Va, prie tokio laivo dabar. Tokia didelė stoviu. Čia kažkoks ten žvejybinis laivas. Dabar kažkur čia aplinkoj ieškosiu kur nors. Čia upė tek, kur pernakvoti ieškosiu. Prie upės visai nieka būtų, aš galvoju. Bet jeigu aš būčiau ne prie jūros, ne tam rajone, jeigu aš būčiau kažkur tai, nu, kokiam vidury žemyną, o ne prie jūros, tai tada man būtų prie upės pats tas miegoti. O dabar tai reikia ieškoti kažkur prie jūros. Man prie upės įtiktų va čia po tą slyvą, kas čia. Čia taip gerai. Antrą medžią reikėtų. Prisiriščiau hamaką čia, vėjas neužpuč, lietus neužlytų beveik. Visai būtų faina. Nu bet nieko, važiuosiu kažkur ten da pasiblaškyti palei upę tenai iki prieplaukas. Ir ten kažkur palei jūrą žiūrėsiu, kas čia gaunas. Da čia tik fantazijose mano čia prie jūros pernakvo dar. Gal ten iš viso nebus nei prieimo normalaus, gal ten koks, nu, pamatysiu da nuvažiavęs, nes čia visada žemėlapį, kai pasižiūriu, atrodo vienaip. O paskui nuvažiuoti į vietą reikia da normaliai reikalų, kol surandi tą nakvynės vietą kažkokią tinkamą. Nu, važiuoju tada žiūrėti, kažką ieškoti. Ir jau kažkiek, jau 5 valandas vakarą jau kažkaip tai taip atrodo. Nu, tai jau... Ir da, be to čia lietus visai toks apsiniaukęs kaupęs, galiu pasakyti. Ir žatė 0,2–0,3 mm. Tai tas dangus toks nėra labai gražus. Nu, tikėkime, kad nelys. Tik tais pagazdinsi viską. Jau
norėjau sakyt, kad įsikūriau, va čia atvažiavau, viską, va, čia jūra, va, už, na nežinau, už kažkiek tų metrų. Čia hamaką pasikabinau jau viską, bet blemba, atrodo nepurštas vėjas, kol stovėjau, atsiguliau biškį pagulėti 5 minutės, trauk, kiaurai čia načiart, nes hamaks va tabaluoj. Eisiu kažkur ten gilyn biškį musiek. Norėjau kuo arčiau, bet reik pasiaukuoti dėl to, kad geriau nesušalti, negu kad čia dėl to 20-30 metrų čia nieks to nepasikeis. Geriau jau einu gilyn į mišką biškį. Persikrausčiau biškį. Kokį 50 metrų turbūt. Ir viskas, čia vėjas nebepučia. Čia toks pasakų miškas, pelėsiais ir kerpiam. Tokiam kerpiam apaugęs konkrečiai. Na. Tik tais dabar čia vėja nebelika. Ir čia dabar odai les. Tai tik čia spėjau pasistatyti, pasigaminti jau va. Jau skraidavo nabagai, ieška manęs jau va. Visur. Jau tik tais pasistačiau, įlindau, spėjai į vidų prilyst banditų tų. Reik tuo pasipurkšt bensą čia ant to palapinės, užpurkščiau ant to tinkliuką, į nebelys jie. Atsiboda gulėti jau hamakė. Tai sakau, reik pasėdėti. Nu gerai, hamaką turėti. Jame gali pasėdėti, kaip kėdėjai, ta prasme, atsisėdė, o taip supies. Ir tik tiek viena blogybė, kad tik iškiši kojas juodai les. Tai prisipurškiau dabar aš to purškalą. Bet jis irgi toks, nu, jis tas citrininis, tas kvaps toksai gali nieka toks bjaurus, bet tai pasidarė jau toksai, jau bjaurus pačiam irgi, jo kvapuoto kvapu ne kažką irgi yra jau. Taip netgi. Prisipurkšti visą čia tą palapinę, tai irgi nesąmonė, tą miegmaišį ar kur prisikvepinsiu, dabar paskui bus iškleikštus tos kvaps visai. Ir turi gulėti pastojo, dabar guli. Pavyzdžiui, palapiniai gali pasiraityti, atsisėsti, kažką paveikti. O čia jau turi atsigulęs gulėti. Čia tik tais toksai tink, tik tais, kai jau atvažiavai, pasitęsi hamaką, pasidarei ir eini gulti. Viskas. Išmiegoji, atsikėli, suvinioji, jau būt su juo, pavyzdžiui, per lietų. Jeigu visą dieną lietus lyto, jeigu nevažiuot su dviračiu, tai ką su juo veikti? Tipo, pasikloji tą virš hamaką nesąmonę. Ir tipo guli tam hamake visą dieną ant vienoj pozoj beveik. Nu, biškai kažkaip nežinau. Nežinau, dabar dar nieką nesakau, bet, nu, čia reik geriausiai turėti yra abudu palapinį ir hamaką, tada gali pasirinkti, bet tai čia labai daug reikia vežiotis tų daiktų, nesąmonė biškai. Nu, vat pabandžiau, dabar pabandysiu, vat pažiūrėsiu ir įvertinsiu, kas geriau, hamaks ar palapinė. Tik tiek, kad vat belia kur miške gali vat pasikabinti jau. Tas yra gerai. Gerai, užtenk filosofuoti. Žodžiu, pasidariau bomžpakį, suvalgysiu. Ne dėl to, kad labai aš noriu valgyti ar da kažką. Bet dėl to, kad šilta kažką suvalgysiu, bus šilčiau biškai. Dabar 14 laipsnių rodo. Bet tas 14 tai toksai vėsų, tikrai vėsų. Galiu pasakyti. Nei vėjo nėra, nei ką, bet, nu, ta drėgmė gal čia prie jūros. Nėra šilta. Tokios atostogos man nelabai čia prie širdies, iš tikrųjų. Nelabai. Bet rytoj praneša 18, tai aš jau džiaugiuosi 18 jau. Ojojoj, kaip gerai. Vasarą 18 sulaukti čia super. Nu jo. Gerai, viskas. Pavalgau. Lendu į savo patalus. Ir turbūt eisiu miegoti. Nu jau 9 valandas, nu kiek, eisiu neisiu, bet svarbu susigūšiu, susidėsiu visą, nes nosis netgi šalta užsidėjau, sakau, dabar įlysiu į palapinę, o taip, užsibarikaduosiu, ir galėsiu kažkaip miegoti panašiai. Be pirštinės pasiėmiau, jeigu ką, sakau, jeigu iškišęs rankas, nes ir rankas šal. Gerai, viskas, užtenka. Pezėti, einu valgyti ir turbūt labanaktis. Labas rytas. Nu ką, išmiegojau.
paryčiais vėl sušalau. Nu, ne tai baisiai, tai buvo nemalonu biški. Kaip sakau, reikia pažiūrėti, ką aš čia blemo, kodėl čia man šalta, praeitą kažkaip važiavau šaltesniais vietom. Čia garantija nuo hamaka, nes miegmaišis, tai va, gal naudojams yra nuo -2 iki 15, tai naktį 13, tai čia man turėtų būti karšta iš viso su juo. Va, komforts prie 1. Limit -2, Extreme 14, nu, blemba. Tikrai nėra, kad pats šalčiausias miegmaišis, kur ten būn komforts prie +15 ir paskui ten tik aukštyn, nu tai čia blemba. Ir vis tiek šalta, nu, ir da prisirengęs, gal kaip tik man mažiau nusirengti. Tai dabar aš bijau išlysti iš miegmai, iš to savo hamaką, nes tik išlendau tualetą, tai iš karto odai pripuolė, Jėzus. Tai dabar reikia kažkaip greitai man susipakuoti, susiviniuoti bele kaip, susidėti kažkur. Ir neždantis kur nors ten prie jūros, kad nors galėčiau kažką persirengti, apsirengti, nusirengti, nes čia nusirengsiu toj siūles. Aš jau net nešneku jam per rimtą, jeigu naičiau ant rimtą, čia kažkur, tai čia aš paskui ant dviračio nesisėsčiau, musiek. Užpakalis būtų, nu, toks, va. Va, kad nereik čia daug šnekėti, va, kur iš karto, va, Hebrams jau, va. Jau viduj čia sėdži, pasiruošęs. Ne, labai čia pasiruošęs, musiek manęs net neieška, bet norėtų taip pat surasti. Nu, tai bandau greitai neždintis, nors saulė šviečia, bet nešilda kažkodėl. Kol susikuičiau, kol ką ir jau 9, ne, jo, pusė 10. Tai normaliai, bet ten šilta, taip gera buvo būtent prie tos jūros, tai super, net nesinorėjo niekur važiuoti, jokia vėjuka beveik, tai nieka. Turėtų ant plento irgi šiandien būti šilta. Palyginus. Tik tai tiek per tos smėlius, tokius pavasivažinėjai. Paskui dviratis visas lenciūks. Girdus ten pripusta to vėją, jau trašk. O dėl to tai labai yra nepatenkins aš esu. Labai nervuoju tokie dalykai. Važiuoju į parduotuvę. Valgysiu tenai, nieko čia nesidariau. Labai tingiu, nes tam smėlius, tai su tuo smėliu valgyti irgi nieko gera. Ten ramiai pavalgysiu kažkokius. Turbūt sumuštinį trikampį. Nu į ką, minsiu link Ventspilio, ten da bus visokių viečikių, man atrodo, prie jūros. Gerą dieną šiandien sustosiu kažkur tikrai. Nu, numyniau kokį, nežinau, gal pagal laiką tai turbūt, nežiūrėjau, tingiu žiūrėti. Gal kokį 20 km, gal biškį daugiau. Į Jūrkalnę atvažiavau. Jūrkalnė tai turbūt jūros kalnas. Čia bus ant tokia skardžia. Aš kiek prisimenu. Bus toksai skardis fains ir apačioj bus jūra. Tik tais gaila, aš čia nenusileisiu, man atrodo, su dviračiu. Nu, pažiūrėsim, senai buvau.
Ja, su dviračiu čia sunkiai būtų nusileisti. Ta prasme, nusileisti būtų nesunkiai. Yra laiptai. Bet kai reiktų tos laiptus, tą dviratį paskui užsinešti tais laiptais, tai načia. Tai va, kai taip šilta tokia diena, tai reikia kažkur būtinai dar prie jūros pagulėti. Nes aš nusibelsiu ten iki Ventspilio, nenoriu dar šiandien nuvažiuoti. Kažkur prie Ventspilio norėčiau tenai pernakvoti. O dar norėčiau dieną kažkur pagulėti pliaže, biškį pasišildyti, kol dar saulė šviečia. Nes rytoj jau lietus vėl kažkoks. Pezas. Pabraidžiau jūroj pirmą kartą šiais metais. Nu, vanduo tai šaltoks toksai palyginus, galim sakyti, nežinau, kaip iššokčiau galbūt gerai, bet tikrai nesimaučiau. Ir pasiklojau savo pasiklojiką. Į dviračio kojelę išradau naujovišką, va tokią va. Nes kas beliek daryti, aš Nidoj paguldžiau dviratį ant smėlę, visur į stabdžių diskus prilinda to žvyrą, ten, paskui įstabdyt buvo, traškėja įvažiuoti, visas lenciūks pilns buvo. Nu čia pripustys, tai pripustys, bet jau ne tai baisiai bus. Einu pamiegot, valandžikę pagulėsiu čia šiltai, taip kol da įmanoma. Tokia graži diena. Žmonių nei vieno, viskas, viens pats pliaže, neblogai. Gerai. Vis dėlto atmyniau iki Ventspilio. Šiandien pasikeitė mano planai gal 20 kartų turbūt bevažiuojant. Aš jaučiu, nežinau, galvojau taip ir gal gale lika kilometras iki Ventspilio apsisprendžiau, gal gale pasidariau. Tai esmė tokia, kad rytoj lietus nuo 9 iki 4 kažkur ir stiprus. Tai jeigu išsinuomot nuo šiandien iki rytojaus, rytoj mane 12 val. Išgins, iki 4 aš turėsiu minti per lietų arba sėdėti kažkur sulindęs. Nenoriu. Jeigu išsinuomot rytoj mane priims nuo 2 tik tais, kai už valandas jau baigsis lietus. Nu tai irgi tolka jokia. Tai išsinuomavau tada šiandien ir rytoj. Vėl išsinuomavau apartamentus, butą, vėl daugiabučiam. Ir kaina už šiam 3 eurus 2 naktis, nes pasižiūrėjau, ką galiu dar pasirinkti, nieką daugiau. Už tokią kainą tai galėjau tik tais, tipo, atseit viešbutis ten keli tokie buvo, kur bendra virtuvė, bendras dušas, bendri tualetai, tipo, tik tais tu, kad kambarys atskirs tavo vieną. Nu, gerai, man bus labai gerai, bute vėl pagyvensiu 2 dienas. Dabar šiandien kitokia graži diena net neatrodo, kad, pavyzdžiui, neturėtum internetą, nežinotum kartu, lisi viskas, įvažiuotum, o dabar ir pasirinkims, nu kam, save kankinti. Nu ką, važiuoju iki to molo, kaip tas vadinasi, lietuviškai molas, nu molas, prieplauką, į prieplauką nuvažiuoju ir važiuosiu pasiimti raktus iš to žmogeliuko, pasiskambinau, tai sakė,
išneš raktus, nebus jokios spinelės, ten iš kažkur pasiimti, iš kažkur kažkaip. Tai viskas. Gerai, važiuoju, apžiūrėsiu Ventspilį. Šiaip tai dažniausiai aš važiuodavau gatvę, kad pavyzdžiui, dviračių takelis būdavo ne pažymėts, bet trinkelės. Aš nevažiuoju beveik, nu, nebent noriu pavarlinėti. Važiuoju gatvę, kad ką mažiau kratytus to bagažų. Čia Ventspilį jokių nėra skirtumo. Gatvės iš trinkelių, šaligatvį iš geresnių sudėti, lygesnį negu kad gatvės. Tai čia yra beveik tas geriau važiuoti yra per šaligatvį, nes plytelės lygesnės. Ir čia tas, nežinau, čia senamiestis, kas čia, bet čia daug labai pusę, tas beveik visur gatvės ištrinkė. Atvažiavau, viskas. Nu va, 5 aukštus. Chruščiovkė. Tai dabar reikia palaukti, kažkokia moteris tų raktus atnešti. Nieką nemačiau, po jokį centrą nesivažinėjau. Nes kažkaip man galvojau, kad pavažiuosiu kažkur, žiūriu, kad iš karto į kitą pusę tiltą mane čia numetė ir viskas. Pasibaigė mano kelionė po tą senamiestį. Nu nieko. Gerai, svarbu. Atvažiavau dabar. Palauksiu, tuoj atneš raktus, ar kaip čia bus, ir eisiu kraustis. Tada važiuosiu vis tiek į parduotuvę, kažką nusipirkti, pavalgyti, nes nieko nebespėjus. Kažkaip sakė, iki 7 paskambink, nes po 7 iki pusę 8 bus užimtas. Tai aš labai stengiausi skubėti biškį, paskui galvoju, neprisiskambinsiu, vėl bus blogai. Nu, viskas, laukiu. Nu va, lipu laiptais. Pasižiūriu tenai. 5 aukštų, lemba. Sakau, vėl atgal. Čia leidžiuos dabar, vėl žemyn. Žiūriu antras. Paskui prisiminiau. Pažiūriu į tą namą. Čia 4 aukštų namas. Normaliai. Ką einam? 13, 12, 10, 11, 12. Nu, čia nebus tokios prabangos kaip ten. Šiau. Taip jaučiu. Nu ką, čia nieks neužsitrenks. Gerai, einu. Užsitempiu dviratį. Nu, kol niekada neprijaukiau, greitai apžiūrim, 2 sekundės, viskas. Ką turim? Salioną, virtuvę gražią, raudoną, krabangę, taip. Ja, ten buvo biškių fainiau. Nu. Čia, bet mano bus už tada čia vienas būsiu, man nereikės nieko dalintis. Lovos tokios normalias. Nu jo. Biški. O, koksai, žiūrėk.
Vau, galėsiu atsigulęs. Geras. Galėsiu planuoti maršrutus toliau atsigulęs, kur čia važiuoti. Jėga. O, tokių lubų man reiktų. Gerulis. Nu ir viskas, va, teliksas. Sėdžiu, žiūriu teliką, viską. Centriuks, tūliks, dušas. Viskas, ko daugiau norėt. Norėt tik tais reikia man dabar pavalgyti, nes aš labai nieko iš vis beveik neėdžiau normalaus ryto sumuštinius viskas. Tai mano visas pasivalgyms buvo baisu. Skalbenkę. Nu, reiks įsiskalbti, kad taip jau, kad jau yra, tai įsiskalbsiu. O, langus yra už tą tūliką, va, kaip čia tuose chruščiovkėse visada taip būna. Gali pasisveikinti su to, kas ten būna. Gerai, viskas, einu. Nusiimu tašes, užsidedu vieną tašę, kuprinę ir menu. Parvažiavau. Bet dabar liupu laiptais, galvoju, dabar bajeris. Nusipirkau koldūnų vėl, nes labai koldūnų noriu, labai skanu bus valgyti koldūnų. Ir dabar tik nežinau, ar bliūdai, ta prasme, pods yra, lėkščių tai mačiau, aš čia pažvelgiau yra, mačiau lėkštą. Bet nepagalvojau apie podus visai. Ai, bus mums, jeigu įrankiai yra. Bus. Jes, yra. Vau. Ne, čia nepripelyjęs, čia gal nuo kalkių taip, o gerai. Galvoju, tokia mintis, galvoju, tai jeigu nebus puoda, tai ką aš tais koldūnais darysiu? Čia ne dešraka gali ją šaltą suvalgyti. Koldūną nesuvalgysi šaltą. Nu viskas, prisipirkau, nieką gerą nenusipirkau, nereikia, bet dešrą turiu. Vežiuojas, jeigu nebus susmirdu suvalgysiu, bet visą dieną prasivažinėja su manim, tai ten šaltą rūkimą gal nieko neatsitiks. Viskas, grįžau. Ką mes čia turim? Pro langą. Iš 3 aukšto. Gražu. Tik tais jau blemba, jau vėsu viską. Ten važiuodams mačiau, kad tipo kažkur degė 20, nežinau, jau vėsu viskas. Su maikės, su šortais, viskas vėsu. Viskas, einu valgyt, pavalgau ir einu ilsėtis, viskas pasiklausiu tą lovą, žiūrėsiu žemėlapį į viršų, kaip ten atrodo. Da. Gerai, iki rytojaus, arba jeigu nieko įdomaus nebus, tai iki po rytojaus, kai jau išvažinėsiu laukan iš čia. Na gal ir to, jeigu kas nors nutiks, parodysiu, kaip lietus lyna. Nu ką, aš veikiu šiandien visą dieną jau. Pietai, tai da iš pavakar lika man koldūnų reiks suvalgyti verdas, o laukia, kaip ir žadėję lietus, o blembaus lanks nuvažiuots. Tai va, lyna lietus laukia normaliai, bet čia nenormaliai, čia pradžia man atrodo, bet čia bus smarkiau. Viskas. Verdas pavalgau. Gaila, tik tais neturiu rūbų jokių normalių. Norėčiau, turiu nuo lietaus, bet norėčiau kažko atsigerti, nusipirkti gazuotą, kokios Coca-Colas, ką nors. Bet su timpom neįsiu be dviračio. O su dviračiu tikrai per tai šlapę nežadu važiuoti. Na ir iki rytojaus tada susimatysim jau anoj pusį langą. Jau kelyje.